Labą dieną iš kokios trasos mantai? Joniškis. Tai va, sveiki atvykę į Joniškę forsažo trasą. Šiandien vėl buliai su chebryte. Šičia ir mūsų daug aplink. A kaip šiandien Zita? Jau normaliai? Jau geriau negu greit. Kodėl? Negu Šiauliuose. Ir ten buvo geriau. Tik čia šalta. Jinai dar nematė video, tai. Nu ką, Domat įsitraukė iš antrą kartą iškabėt pirmą. Tai važiuojam, žiūrėsim kaip Domatis. Į startelį eisim palaikytą, ne? Doma. Eisim palaikyti Domą. Pavalgom, jie eina palaikyti Domą. Nes pavalgyt svarbiau. Paskui dar nukrisiu. Tu ką, žiūrim startą. Ir netrukus. Dešimtas starto numeris. Labai širšia 80 starto numeris Eglės Trumskytė, pažiūrėkite. Iš paskutinės pozicijos startuoja ir iš karto įsiveržia į ketvirtąją, kuriagi čia vietą. Kontaktai pramiegoja. 10 starto numeris Domas Gasiūnas, lyderis pereito etapo starto, tiesiog pramiegoja. Jau pirmieji dalyviai išvažiavo, jisai dar kažkaip ten gazino, pramiegoja, ne? Gal nerado pirmos pavaros? Jūs žiūrėjo, bet išėjo vis tiek į pirmąją poziciją, viskas čia tvarkoja. Roverio, Sereikio atstovas. Ne, vis dėlto jisai kažkaip neranda trasas. Ir pirmąją Nu ką, kažkas trasui susikabina dvi mašinas, raudona vėliava automatiškai ir iš eigos vėl Domas pirmas. Pasirodo, kartais jaunimui būna ir taip. Bėga važiuoti, užvedė automobilį, užvedė. O, jau užsidė. Nu ką, tęsiam. Šį kartą nepramiegoja startą, normaliai. Startą pramiegoja, o paskui jo. Pasakyk, tavo sūnus kelins atvažiavo dabar? Pirmą važiavime per šaunuolis. Dabar yra jau penktoje vietoje. Šeigos bandyti sustartuoti antrąjį kartą. Geriam girą, žiūrim Openus ir žiūrim Gytis. Maršas Gytis Trumskys stogą pasidarė. Gaila mašinas, nu o dabar ką? Markelevičius kaip varo? Ričardas Trisiūnas. Nu ką, dabar įdomesnė jau mums klasė. Turim visus 3 dalyvius. Turim Dėdę Baniolį, turim Sierą ir turim Justą Galę. Žiūrėsim, kaip jiems seksis, palaukiam startų. Nu ką, Gintė, kaip ir išmovė. Musiau išsiganda, kad iš paskos kažkas važiuoja, dabar bėg, kaip buliuose.
Nu, Sergejus pas mumis kai visą laiką pratinas prie trasos pirmose ratuose. Bet nieko. Reikėjo jos parengti daugiau ir pagaliau dabar įsivaizduoti. Ir dabar Laurinavičius Justinas, štai taip, ramiai atsibūdęs. Pirmajame rate reikėjo šiek tiek padirbėti, kad iššokite pirmąją poziciją. Mindaugas Gedminas iš Joniškio, kuris yra po 2 etapų 3 vietoje, kol kas 5 vieta. Nu, ne, kaip ten sakė, palauk, ne veltui Bambalis. Ne veltui Bambalis, gaila, kad stotelės nebuvo. Bet buvo vienas kalniuks ir vienas posūkis normalus. Verkia žmona ir vaikai, dar vienokiam šlamšto netekai. Nu ką, dabar startuoja Gaudentas su savo saulutė, nu tai žiūrim startą. Stotelė ženklo pysno drąsus kujėčių. Maričius gražiai sustartavo. Ar Staska pleks? Mėlyna BMW. Ne? Opa, opa, opa. Nebūtų BMW, nebūtų BMW. Kažkaip prikabinta tam BMW. Nu į vėl Gaudės kalnais. Technologija pas jį, technologija. Miestė šviesoforus daužyti. Ačiū, lyderis, ketvirtasis žemė nori Danas Januševičius iš Vilnių, tai šimaliukai, tai Nu ką, Gaudė vėl kalnais, pusiau kažkur ten už kampą buvo paskraidę. Po visokių bairių, po kalnų, po kalnelių. Antras po tokių triukų savo. Nu, Gaudė, tu duodi. Įdomiai susiklostė. Nu ką, visus sunkius bulius iškrapštė iš trasos. Jau mūsų lengvėjai buliai pradės važiavimą, kur vėlgi turim vieną atstovą iš Baltoną. Žydrių. 7-5. Žydra 7-5. Tai Arnoldas Zolubas vėl turėtų džiugint gal stogeliais. Trečiam užvažiavimui. Paskutiniam. Jis desertukė. Desertinis yra. Tik desertinis. Pirmus du nemėgstis įvažiuoti. Galėtų iškart į finalą. Apšyl pirmus du. Pasižiūr, kaip kas kuro, trečią pabaigiau. Iškart į finalą galėtų. Nu. Nu nieko, laukiam, pasižiūrėsim, kur gausim.
Gyvybės eleksyro. O, dar vieną agregatą radome bulius tiesiai. Nu ką, reikia gal nueit pakalbint šios dienos herojus, kaip jiems sekas. Matau, pirms atvažiavai, pirms pakliuvai iš karto. Ant kadrą. Nu, tai kaip čia? Kažkaip. Įprantė būt pirms jau? Net nežinau. Pasisekė. Galva Nu, pakytų. aš tave rimtai kalnų ožių pradėsiu vadinti. Ko tu tais kalnais suslipi? Nesažyk. Pyp. Ne, tai kas buvo šiaip normaliai važiavus ar šlavio tik dėl, kad slidu labai. Lapė apsisukau, dar čia priešininkai pasistumdė, dabar dar radom nulūžusią vairą traukį. O, pat aš tai žinau, kas turi darbą. Įprasta. Viens lauža, antras tvarka. O šitą tai, nu negaliu nepakalbinti šitą herojaus numeris 2. Labą dieną. Labą dieną, visas raudonas. Saulė šviečia. Nu tai kaip, Arnoldai? Visų galų metras. Čia, dabar galiu vadinti jau influencerių purelę. Ta prasme, aš ir to. Nes bušiuos mažos nebuvo. Nereikia. Nereikia, žmonės supyks. Nu, paskui gausim sprandą dar. Man atrodo, o aš galvojau, kad skirka pametą, čia benzą į radiatorių pil. Čia dvi varikliai. Geriau aušina. Geriau draugus. Geresnis vaizdas bus. Vaizdas tai jo, bet Arnold šiandien pablūdęs. Kai kriokstels, tai žinokit. O jeigu dar žiūrėk porą prakaitą lašų ant motoro, iš vis gerai. Gerai, Šiauliuose buvo 2 subinės iš pamašinos išlindusios, šiandien tik vieną matau. Kur blaninė, reikia surasti Opel dalį čia kur nors, vis tiek yra viena. Vis tiek kur nors yra viena nors. Kokia šlanga. Dabar yra Forda. A, čia ant naujų perėjot. Raudonai žalia. Čia yra teisėjų problema. Diena laba, kaip sakas. 5 sekundės. Dar nedriftė. Aš kiekvieną kartą tau priminsiu. Aš susilaukiu, nei krosė dabar, nei driftė. Bet užtat maikė graži. Nu, mėgaliau. Nu, nemegaliu, biški. Gal. Biški primigai. Nu, biški primigau, biški pasiklydau, bet nieko. Tai kuo tu ten pasiklydai? Tiems maskatavo per daug. Sumaišiau, ten posakį yra tie 2, viens yra arčiau, kits toliau. Pasiėmiau aš tą toliau, sakau, blemo, gal reikėjo arčiau ir pasitraukiau, kad nesimaišyti. Aš tai galvoju, kad tiems ten prireguliavo jau. Maskatavo, jisai ir naginau. Aš taip pat pagalvoju, kad sustoja trasoj mane paveiks. O tai nekadėjai. Nieko. Nesirašyt? Nu tu pažiūrėk, kas atvažiavo. Net aš tokią žaislą namie neturiu. Nu, mes prisikretinom tarp teisėjų. Einam pažiūrėsim, kaip teisėjai tinginiauj. Nieka neveik. Labą dieną ką? Nu, veiksmą matau šiandien normaliai, ne? Pakankamai daug iš tikrųjų. Nu, bet taip turėjo tai būti, nes daug dalyvių iš vis bendrai 78, gal man atrodo. Palauk, Šiauliuose buvo šiam? Nemažai, apie 70, man atrodo. Tai jau čia einam ant rekordinę sezoną, manau. Panašiai tą. Kol kas tai labai fainai viskas, aišku, nes labai fainai, kad sunkieji buliai 9, turėjo būti 10, bet 9, bet
lengvųjų 13, tai toks jau... Čia jau... Aš tai, pavyzdžiui, sakyčiau, solidus praktiškai sezonas prasidėjo. Tokia kokia norėtus. Va, būtent, tokia va kokia norėtus. Stogelę anam krašte. Nieko, davažiuosim. O štai įdomas, visą kelią važiavęs pirmas. Ir juodoji šešėlė. Antra. Vita trečia. Liuks. Kaip supratau, dabar ir laikas jau ir baigtas. Ką? 0 pirms. 0 tai finišas. Finišą pasiekė, Domas pirmas. Ir antra važiavimo, tai finalą iškeliavo pirmą numerį. Šaunuolis. Šaunuolis. Palūtarkos ir mūsų... Ai, dabar palūtarkas važiuos. Tu užvažiavai palūtarkos ir paskui dar vieną RVD. Tai va, mūsų pirmoji pozicijai. Žiūrėsim, kiek išliks Justas. Ir naujoką turim, Sergejų, kuris va, irgi stovi prie galo. Žmogus dar pratinas prie trasų. Labai trasas, sakė, jam slidžias. Ir Baniulis, senelis, iš Bulio banda prisijaukinti greitį. Ne smūgį, bet greitį. Bet jam, kai mes jau kalbėjom, patinka iš galo. Visiems bulistas, nu vis tiek. Įprotis iš galo priartėti tada kažką. Nu ir staigiai, gentai nepyk, bet, nu, žinai, sensti ir tu. Justinas stovi, Sergejus apsuktas. Nieko, Baniulis beliko. Nieko nepadarysi.
sunku. Nu ką, gaila, Justinui važiavime tikriausiai. Išsibaigė Justai, kolonkę turi? Ne. Lūžo vairo kolonėlė? Čipas jisai pagalba. Jo, vairalas arba kolonėlė lūžo. Nes pasukus vairą dėja ratai nesisuka. Startas. Ką Maniušis daro? Taip, trečią vietą. Kodėl? Nu ką, gaila, Gaudentas po antram rate sustojo daug. Ryškiai vėl kažkas bambaliui nutiko. Nieko, visą laiką greičiau stipresnė. Nu ką, kiek įsiaiškinau su Gaudentu, traukia lūžo vėl. Ja, nesėkminga šiandien dienelė žiūriu mūsų komandai. Nėra to blogo, kas neišeitų gero. Žiūrėsime. Nu ką, sunku į bulių biškį pasižiūrim. Vampyras užjoja biškį. Malakėt. Nors efektingas vaizdas buvo. Šuminskas dabar įsigymui. Veiksmas trasoj vyksta visada. Sveikinu su stogu. Nevykęs Nu vis 5 taškai. Vis 5 taškai. Ne, nepagavau. Mačiau.
Nu ką, čia buliai pasitaškė šiandien. Pasitaškė smagu žiūrėti. Jėtus, kokia purvina mašina. Kas mašinas nenuplovė? Aš. Tau šepetuvė ar vandens? Užteks kercherė. Arba aš norėčiau iš tikrųjų švarūnės 30 šetonų. Sau. Nu, tai kaip ten buvo? Nieko, stengiamės kiek galėjom, nors ir buvau trečias palei numeraciją, nu bet ką padarysi. Bambalį žinojai, kai į galą? Dėl to, kad tave nustumė. O tai ką padarysi jau, kaip sakoma. Ja, Su laiku tobulėsim. Nes teisėjai pamatė, kaip tave bambalis šonu stumė, tai kiek žinau, bambalį tą į galą arba nu, į paskutinę vietą numetė. Tai žiūrėk, gal da pakilsi? Gal... Nieko, jau... Jau nebe? Jau nebe. O kaip šiaip varžybos tau? Nu, vis tiek yra kažkoks... Adrenalino emocijų pilnas. Smagi pramoga, nežiūrint to, kad mašina apkentėja biški, bet nieko. Bet vis tiek, žinai, tas toksai... Biški atitiesinsi, biški špakliuką, biški dažiuką į vėl į trasą. Bet šiaip pats konceptas toksai tau patinka, ne? Jo, labai smagi pramoga. Kada... Ir legali, oficiali pramoga. Jo, oficiali pramoga, tai va, tas svarbiausia. Nu, šitą nusiminusi veidelį reik pašnekinti, sakau, nu, tai kaip ten dabar? Ką aš žinau. Čia tada reikia dabar taip filmuoti? Antrą nužvažiavime, sakė, tai ketvirtas atvažiavau. Nu, yra labai kas, nu, grubiai važiuoja. Tai yra, bet... Yra labai, kurie grubiai važiuoja, tai matot palei mašiną visą juodą spalvą. Taip kad, nu, nežinau, papoliau, nepapoliau, trečian čia pamatysim. Bet vis tiek, nu, biški mažiau aršiai negu buliai. Žinok, pasijaučiu kaip lengvosios bulios. Pasakysiu tiesiai šviesiai, kaip lengvosios bulios pasijaučiu. Gal lengvėjai buliai dar švelniau tave paimkim, sakykime, ir brozinę, ir suką, nu, čia kai kurie, nu, atrodo, plaukiniai, žinai, paleisti ir... O taip tai viskas labai. Da visokių kaip yra pas mumis dažniausiai, visokių reikia. Įdomiau patiems tada. Nu nieko, dabar laukiam rezultatų, ne, ir žiūrim, kas toliau. Taip? Jo. Ir kas tada gazas dugnas? Gazas dugnas tapkė paskutinę pavarą. Nu, mes kadangi visą laiką pabandom pagauti visus. Nu, įmu į kadrą abu, kad papasakotume dabar abu. Jau skirstos. Nu. Važiavus neblogai, bet eilinį kartą bėgiau, kalisa nulūžo, ir vėl bėgiau nebeturėjau. Bet kažkokia silpna vieta gal ten labiau yra? Praeitas šeimininko prastai padaryta labai. Tai reikės perdarinėti dabar. Reikia perdarinėti. Kas perdarinės? Kas vairuoja, tas ir perdarinėja. Ai, čia taip, kas vairuoja, tas perdarinės. Kelios, nu, kaip tik kas perdarinės. Nu. Tai dabar pasako, kaip čia prisidirbai, tai iki pirmos vietos. Nu, tai nieko neprisidirbau, da, kol kas. Da lika biški? Nu, biški, da. Pamatysim, kaip čia gausis. Kol darbas nebaigtas, darbas nebaigtas, ne? Nu. Tai o žiūrėk, pedalas vis tiek turėtų būti iki dugno. Nu, panašiai ir yra. Žinai, kartais reikia atleisti, bet dažniausiai būna. Aš nebedarysiu tokios klaidos, kaip dariau su Lagūnovu, kad sakiau jau spigint taurė ir atsidūrė ant kalno Šiauliuose. Nu, aš netoks. Nereik taip sakyti. Nu. O mes suradom seną tokį, beveik nuvalkiotą, su Honda važiavusi seną vilką. Sveiki gyvi. Nu, papasakok dabar kaip žiūrėk. Štuka kiek? 300 kg. Šiandien buvo atvažiuota, grįžimt namo. Tad negaliu dalyvauti varžybose, nepasisekė, suspėti atvažiuoti į patį pirmą startą. Bet šiemet turbūt ir nieks neišvys mane su... Nes Honda akordą nėra iš kur gauti. Palikim paslaptytą, kokią ten mašiną užpypinsim. Tai paliksime paslaptį. Matysim kitais metais arba šių metų žiemą, kai bus kažkas paruošta. Tai dabar nieko neparuošęs, ne? Tai tiek, kad mašiną nupirkta. Taip. Nu nieko, vis tiek bus laikas žiemą atsikalt. Tikiuosi, kad kitais metais pasiseks ir suderinsim su darbu viską. O tai va, seni vilkai irgi renkasi trasą, bet garažą labiau. Garažą labiau, taip. Čia ką aišku, sunku. O mes pakalbėm dar vieną seną vilką, bet parvažiavusi biškį mažiau kilometrų.
Visiškai nieko. Labas, Mantai. Nu, tai šiandien neišvažiavai. Nu ką, neišvažiavau, tai neišvažiavau. Nieko nepakeisiu. Yra kaip yra. Bet bolidas tai surinktas buvo, ne jau? Tai jisai pilnai yra paruoštas. Liko tik tais 2 bėdas. Kompas pagrindinis ir pagalė. Žinai, kaip tas posakis, kakąją žaistą, kakąją mašiną. Ja. Tai vis tiek jau, ar dabar... Dabar pasirodys tik tais už 2 mėnesių Šiauliuose greičiausiai uždarymai. Bet jau galutinai, ne? Jau nusprendėjai. Jau turėtų būti sukurtas, kaip priklauso, padarytas, pagamintas. Tai šiemet dar palauk, nebuvo išvažiavęs. Ne, su naujoju. Tai man pirmieji. Su to naujoju tik tais pernais išvažiavau, bet varėtų susipadinu. Netyčia. Tai va, dar vieną naują turėsim. Sunkųjų bulių. Išduosiu paslaptį, kad sunkusius bulius. Ir Wagen Golf buvęs kažkada. Kažkada jis buvo Golf. O dabar? Net elektrikai nepasakė, kas do mašina. Tai va, net burtininkai neišbūri, kur kokia mašina bus. Bet pasižiūrėsim. Kiti metai žada dar daugiau dalyvių, matau. Eina mes pakalbint tą, kuris visą laiką sėdži po mašiną. Kur visą laiką po mašiną sėdži. Tvarka kažką. Mechaniks, vairuotojas, alkoholikai, sorry. No. Kaip sekas? Kaip sekas? Gerai. Gerai? Tai ką čia veikia tada, jeigu gerai? Pagėda kažkas. Kažkas sakė sugeda. A kažkas susitvarkys? Jau susitvarkė. Jau susitvarkė. Nu, liuksiškas, kaip viskas greitai. O tai, žiūrėk, Marčius va čia tais, va, netikėtai. Kodėl netikėtai? Netikėtai. Netikėtai? Rivė, nesisveikinam, da? Ne, liktais. Kaip? Gerai, važiuojam. Važiuojam? O, 4 kol kas. O nesi tą priekį, kaip ein. Iš 5-4. Pabulėjom. Mes su Martuliu kartu taip. Mes matėm ir galvojom, žinai, katrą paims pirmą, žinai. Atsakėm, pasižiūrėsim. Tai Ne, mes jau... draugiškai. Viens kitą pastumė. Trasoj draugiškai jie. Ėmiau aš ir patikėjau, lyg niekada nebūčiau Tai važiavęs. tavį tipo stumdydavom. Tai ne. Tave. Mane visą laiką stumdydavo. Tai padėdavom važiuoti. Į galinį bamperį vis daug. Jie pastovi mane galinį bamperį, aš nebegaliu. Jeigu tu nepavažiuoji, tai ką daryti? Aš tada, mano mašina netrauko, jie galinį bamperį pastovi daužo. Vaikui paliksi geriau. Spėkit, kas? Skrend ir juoda. Kas? Širša. Kaip sekės? Labai gerai. Antra dar, ne? Domai biškį žiūriu, duodi veiklos? Ne. Neduodi? Ne. Kodėl? Ar kad... Neskriaudžia aš. Bet tu biškį daug spaudimo jam. Nu kam? Nu, Kam laužyt mašinas? Teisingai. Mat požiūris moterų. Reikia mašinas mylėti, gerbti, plauti, valyti, paskui be reikalo. Taip. O, sutinku. Kad man taip su Passatu būtų. Passatą nemyli kaip moteris. Tai irgi teisybė. Passat surudijęs labiau negu moteris. Aš tai labai norėčiau dar pakalbinti, ne tave. Tai jau kalbinu. Noriu kulverstuką. Labą dieną. Nu tai kaip čia buvo tas kulveristas? Iški stumtelėje mačiau. Tiesiog atrama buvo man. Aš labai gražiai jų norėjau pasinaudoti, nes priešininkas, jeigu duoda man atsirem, tai man labai malonu. Bet tas priešininkas sugalvoja kažkur pradengti. Tai gavos atrama buvo ir jos nebebuvo. Tada jas nebebuvo ir galas sugalvoja galvot savo galą. Ir tada gavos tas, kas gavos. Nu jo. Atsimečiau, šlaitas, stabdys, bulis. Bet šiaip mašinai niekada daug. Tai antrų praleidom užvažiavimų. Dabar atkaliam. Tai labai daug buvo. Stūpits šarnyro vietų išrovę, tai šiaip netaip gavom čia ant vietas. Tada šlangutę kiaurą, apsauga visiškai suviniota. Tai teka su panevėžiečiais dylų daryti. Mes jam pavyrinom, jie mums svarkės paskolino. Supratau. Nu nieka dabar, bet vis tiek jau penus turėtum į finalą išvažiuoti. Jo, į finalą
Esu drąsiai. Nu nieko, tai ką, lauksim finalę, pažiūrėsim. Tik tai biški pečiai, natelžų ir kaklas. Nu nieko, čia tie, žinai, kur diklofenakas padeda paskui. Arba ibuprofenas. Sakysiu, aš tau negaliu, ar kas padeda. Nu, naujovė bus. Nu ką, finaliniai važiavimai ir... Laukiam domą. Labą dieną. Labą dieną. Ponas. Nu, tamsta? Dar netemsta, bet normaliai. Normaliai jau? Jo. Tai jau žiūriu, spaudžiat abudu, ne? Labą. Labą. Abudu spaudžiat? Ne, tai jam ką nespaus, kai pirmas vietos burtus išsitraukė. Aš tai užžodžiu tai tokia tėvišką, smulkutį paviduką. Nu, tai tokie, žinai, kaip sakant. Nu, man tai šį sezoną kaip jauneinas suburtas, tai... Tai reikia duoti apsikeisti, žinai, traukti. Ne, tai tas užlenda šitai. Ir nuputė pirmą vietą. Nu ką, ir finaliniai važiavimai prasideda. Tomas abudu kartus pirmą antrą važiavimą buvo pirmi. Tai dabar 2.468 iš 9 dalyvių stoja pirmas į startą. Ir žiūrėsim, kaip jiems seksis. Tikėkimės geriausiai. Nu ką, Domas išvažiavo pirmas, Eglė antra. Domas lydina, tai reiškia jisai pirmas. Tikėkimės, neprisidarys nesąmonių ir išliks savo poziciją. Eglė antra, nu liuks, tėvelė, liuks Tomui, visą dieną važiavo kažkokias nuo ir labai liuks gavosi. Visi trys važiavimai, visos pirmas vietos. Šaunuolis Domai, šaunuolis, taip ir toliau.
Gytis Trumskys antras po 2 konkurentų iškritimo, vienas ant kalniukų, antras petukai išniro priekiniai. Šaunuolis Gytis antras, maladės. Ir ką turim Palutarkas, o Palutarkose Justinas susitvarkė automobilį, nors galvojom, kad jau iš tačiau nebeišeis. Tai viskas tvarko, Justinas startuoja ir startuoja iš 5-osios kažkur pozicijos. Taip pat ir matau ir Baniulis stovi starte. Ir taip pat ir Gabriel su savo Hebra. Tai bandom sirgti už savus. Ir ką, laukiam startą. Startas susistumdymas ir nukritom gerokai žemiau negu startavom. Nieko, yra kaip yra. Bet kaip nebūtų keista, Baniulis trečias kol kas važiuoja. Tikėkimės išlaikys tą savo poziciją. Ir matau, Justinas sustojo. Gaila, vėl gedimas tikriausiai kažkoks. Po tam pakankamai stipraus susidūrimo. Jėga, grįžtam stipresni. Ir neišlaikys pozicijos, nes Baniulis. Nes nusprogo padangėlė. Gaila. Dar vienas narys, kuris biškutį Ajajaj. Bet ir šitam padangėlė. Šiandien ryškiai nesėkminga diena mums. Nieko nepadarys. Gyvenimas būna geras, gyvenimas būna blogas. Tas bus normaliai. Kartais mums kas sekas, ne? Seka. Gabrielius antras. Gabrielius antras. O mūsiškiai dėja. Nebaigė varžybų dėl gedimų. Baniulis padangą prakirto, nors jis gavo dar vis trečias. O Justui tikriausiai bėdos nutiko po susidūrimo tiesiai iš starto. Mes pasveikinkim Gabrikį.
Gal ketvirtoji turėtų būti. Starto tiesioji. Nu ką, mes dabar einam prie galų varomų, o ten dalyvauja mūsų Gaudentas su Saulyte. Tai žiūrim dabar su Saulė, kaip čia vyksta. Starto tiesioji. Kol kas atrodo sekasi ir Gaudentas trečias važiuoja. Visai geras rezultatas kaip šiandien diena. Jam nenusisekusi buvo su dideliais gedimais, tokie gedimai, kurie pataisami. Po poros lūžusių traukių, tai trečias geras rezultatas. Sugalvoja pablūdit. Gal. O ką, ir finišas. Gaudentas trečias. Čiut natapka. Sugalvojęs pablūdit gale. Sugalvoja, kad tam posakį reikia apsisukti. Ir į atitvarų šiaip atsiremti. Oi, tas Gaudentas maksimaliai nori išnaudoti savo mašiną. Nieko, šaunuolis. Pasveikinsim su trečia vieta. Dar vienas podiumas. Šaunuolis. Dar ką finalinį sunkiai gulio žemė. Sveikinu su trečia vietelė? Trečia vieta. Молодец, бля. Galėjo būti ir geriau, bet yra kaip yra. A, girdi, 3 irgi podium. Tai faktas iš 5, tai to geriau. Toma, tau linkėjimai nuo Mempyro. Nu ką, duoklę atidaviau. Norėjau... Šiaip tai graž buvo. Norėjau tėvą pasveikinti, bet tėvą nesveikinsiu. Ne, o kas? Nesveikinsiu tėvą šiandien. Tai ne, nesveikinti tėvas, ką ten antrą vietą. Sūnų pasveikinsiu. Malodės šaunuolis. Pirms, ne? Tikrai taip. Tai sezonai vėl pirms. Mano praeitą gonkį labai nepavykus. Faktas yra blogai, jeigu išsibrauks, tai tada taip, bet kol kas dar tikrai nebus pirmus. Nepasiruošę mašą. Ir tėvuksiu pagaliau iš diplomų to šachtas išėjai. A ne? Gal jau prasidės tos taurės? Nežinau, pirm turi prasidėti burtai. Sektis nors čiučiut. Bu kaip iš paskutinės vietas tenka važiuoti tą ketvirtį. Bet davai susitariam, jeigu aš važiuosiu, tai tu ištrauk paskutinį. Ne. Ir vėl nepaėjo. Taip dar, žinai, nudaviau, kad pagalvoju, žinai, bet vis tiek ne. Nu ką, greitokė išvažiavo ir tęsim sunkiųjų bulių važiavimą. Pasižiūrėsim tą finalą. Nežinau, už ką sergat, man irmis su vampyru padink. Sorry, kiti. Taip reikia užkurt mašiną.
Kai neveiks starteris, veik vampyras. Kol dar dulkių valiau kamerą. Ir dar vienas stogelis. Nu, šiandien buliai pasikūrė, matau, pasikūrė. Nu ką, po sunkiųjų lengvėjų buliai, čia laukiam Zolovo gero pasirodymo ir gražaus reginio. Daugiau denti ką palaikom? Bolton ir Zolubas. Zolus, jas yra. Lengvųjų bulių senai buvau matęs. Trasa šlapia, ką tik palaistyta. Tai turėtų būti įdomu. Arnoldui padangą nusimontavo biškį, bet tiek, gal pavažiuos pabaigą. Gytis Adomaitis perėtų sezono lyderis. Šeiniškai 730. Kas čia šiandien daras? Stabų karalystė! Jonis! Virš 30, būtų gerai. Ok, o kaip dabar čia reiks pakelti tos du stogus? Jau gali keist, man atrodo, savo nužiūrėjimas, kam stogą atiduos. Visi išliškos, vaikai gyveni. Nu, bet nesakyk gražu. Vaizdas gražus. Svarbu sveikata laikytų, o tokie metalai, jie atkalami. Šaunuoliai. Apžiūri, ir taip, ir Linas pribėga, ar čia visiems pažiūrėti. Nu ir dar vieną, atverskim, ežiuką. Ir 117 starto numeris, šiandien kokį trečią stogą padarė dabar, būtent finalinį važiavimą. Karolis Vaičys, Šiauliai! Nu ką, važiuojam toliau. Ką, nu, patenkinta šiandienos savo? Neįdomina. Neįdomina. Kokia gražiai Žydrius atvažiavo. O dabar atrodo taip. Ir ką, Zolbai
labai nepasisekė. Iš tikrųjų pasisekė, jis atvažiavo iki finalo. Šiandien buvo didesnių bepročių. Nu ką, ir lieka 3 lengvieji buliai iš 13. Va, gražu. Nu, Gabrieliu, ateis? Tai kutis purvineška? Purvin. Sakė gazą duoti. Teisingai. Va, gerai padarai, matai. Paklausėjai, matai, va, ir gavot. Reikia paskutinę vietą turėti. Bet va, paklausėjai kažkaip, matai, vis tiek pavyko. Užteka tą parodyti ir pasidariu. Nu, liuksiškas, tai kaip sekė šiandien? Visą dieną mačiau tokia pusėtina. Pakeičiau 2 amortikus. Abu kartus. Bet šiaip viskas, nu, diena tokia pusėtina. Užvirė vandą, nes radiatorius sudaužiau. Viską pasikeičiau jauniškai gyvas. Bet va, finalą, matai, pasiėmė vis tiek savo. Smagus finalas. Jo, labai šaunuolis. Smatys. Va, yra tink kaltininks. Nu, Nekaltininks, nekalts dar. Dar nekalts? Dar ne. Nu, tai pasakoju dabar tą. Nu ką? Kaip jausmėlis tą vėl? Nu, toksai jau nesijaučiu nusipelnęs, kaip čia pasakęs. Trūks biški varžovų. Nu, trūks tos konkurencijos tikros, ten tomatą trūks, lėjos, ten, nu, trūks. Nes, nu, to vis tiek konkurencijai įdomiau važiuoti, vis tiek turi pasistengti taip toliau, vis tiek. Nu, čia jaučiu neprisišaidė ant galą dar irgi. Nu, biški. Nu, nieka. Nu, pakalbėkim tą. Justi, nu, kol dirbi. Neturiu žodžių. Kas buvo paskutiniam? Pats matė. Srautas nukrito. Srautas nukrito? Tik tiek bėdų reiškias. Negi, tenai, kai kamščiai susidarė, apis jau prie nulūžo laikytis srautą. Nu, jo. Nieka. Klaidas, mokome, žinai, iš klaidų savo. Ištvarkys. Svarbiausia, kas ištvarkys. O mes siliukinam, sėlinam. Pa šitą plikį, davai. Iš karto, abus komplimentą, ne. Užpakalį irgi pridengti nenužiūrėtum. Nu gerai, persirengsiu, tada paklausiu. Kaip sei, ar dabar? Gali dabar, aš prisidengsiu. Nu, tai kaip, visą dieną. Visą dieną blogai. Apibendrinat blogai, ne? Nu. Nesisekė vis. Pasimsim papiriuką ir važiuosim malons gar. Namo. Teisingiausias būdas. Jėgai, tobulėsim toliau. Žinai, kad kažna šiais metais tobulėsim. Visada tobulėjom. Su kiekvienu. Kažna aš dar važiuosiu. Aišku, važiuosiu. Aš tai duočiau Markilevičiui už stogą. Iš merų rankų. Gal dar bus, gal sezono gale. Ir gražiausias laukas. Salvijus ir Eglė Strumskytė, Rokiškė. Puikiai suvažiavus, Eglutė antroji vieta. Puiku. Ir čia. Labai gražiai važiavo, kaip nematėt. Čia visi matė, kaip gražiai važiavo. Ir pirmoji vieta Domas Gasiūnas Sereikiai. Domas Gasiūnas Sereikiai, pirmoji vieta. Visą kalą pirmas jaunimo iki 18 metų amžiaus grupiai ir moterų jaunimo klasė. Ir čia Joniškio meras Gediminas Šipulis įteikė pirmąją laipsnio taurę diplomą. Salvijus įteikė šampaną. Jūsų aplodismentai! Vienuolis Domai. Молодец. Ir pirmoji vieta pagaliau Lukas Nevulis. Panelis. Tėti nulinčiavo į antrąją vietą ir Lukas dabar jau šaunuolis. Sveikinimai. Labai puikiai suvažiavai. Be tėčio pagalbos pirmoji vieta. Pagalba buvo ten. Prieš kanotį ir Joniškio meras Gediminas Šipulis įteikė pirmąją laipsnio taurę. Forsažo Gaspadoris sveikina ir Romas Buščinis taip pat sveikina. Gerbimieji, nutapę šampano, jūsų aplodismentai. Aplodismentai. Open klasė šiandieną Tomas Markelevičius. Paris. Audi raketa. Ant žvyro ir ant žolės ir ant asfalto.
Romas Bučnis įteikė pirmojo laipsnio taurę. Joniškio meras įteikė pirmojo laipsnio taurę. Gediminas Čepulis ir Salvijus Rasovskas Padoris irgi sveikinimai. Jūsų gerbėmėjai, aplodismentai. Open klasė, šaunuoliai, Revo. Oi, šampanas prasidėjo, ajujajajajajaja. Молодец, Tomai. Ačiū jums. Молодец. Gerai. Trečioji prizinė vieta Gaudentas Kavaliauskas, Utena. Ilgą laiką siekia Gaudentas Kavaliauskas. Pagaliau trečioji vieta šaunuolis ir Joniškio meras. Gediminas Čepulis įteikė pirmojo laipsnio taurę Sangiurkė. Šampano ir sveikinimai iš asociacijos pirmininko Romualdo Bučnio. Jo, kliuvo vis dėlto. Skaldenkės reikės. Mindaugas Maniušis išmaudė dar šampane. Laimi lytus, kuomet klinčernis Jūkas, kuomet klinčernis Žiaugas. Ar išsaugojo Kromas diplomas? Ne visus. Gerai. Klebanov, Šiauliai. Sergej Klebanov, taip, Šiauliai. Karolis Stagis, Joniškis. Ir čia. Joniškiečiai šiandieną dirba, labai gerai dirba. Na, miesto šventę reikėjo padirbėti, žinojo, meras atvažiuos, taigi negi pavesi dabar, dirba šaunuoliai. Ir pirmoji vieta, Dangis Gelžinis. Šiauliai. Lauskis, Panevėžys. Parodai, ką turi. Gydis Adomaitis, Kuršėnai. Praeitų metų čia. Nu, po šiandienos Joniškio trasoj norėčiau pristatyti naują klubo narį, kuris jauniausias mūsų klubo narys. Tai galbūt prisistatysi? Aš Vladislav Aleksandrov. Kiek metų? 14. Tokių jaunų dar neturėjom, tai važiuoji su jauniais, ne? Jo. Kokia mašina? Renault Megane 1.6 litrą benzins. 1.6. Ir kaip šiandien sekės? Gerai iš pradžių, bet ant galo mašina sugedė. Tai... O nežinai, kas įvyko? Žinau, su gazu kažkas atsitiko, reikia naują, sakė, pedalą tarkom pažiūrėjo. Ir viskas kaipgi. Su gazu jo, nes apsukos neduodavo. Tik 4000 daugiau. Nu, supratau, kas lieka mokintis, varyt, ne? Jo. Ir norėčiau oficialiai pasveikinti klubą. Ačiū. Šaunuolis. Su jėga ir darbe mes skriejom į priekį, veržijom ribą kasdien.